įnirtinga kova krepšinio aikštelėje. Norint išsiaiškinti trečią vietą, prisirinkinant papildomo tūro arba kitaip sakant persimetimo ir po to persimetimo namų sienos pagelbėjo Benui užimti trečiąją vietą. Antrąją vietą jau be jokio persimetimo tiesiog pirmųjų bandymų iškovojo Valerijus arba Valera. Ir čempionas su puikiu rezultatu, sumetęs 8 iš 10, nugalėtų tampa Džiugas. Sveikinimai ir jūsų plojimai! Ir visiems trims keliauja mūsų rėmėjo Coca-Cola dovanos. Gerą pusdienį praleidę prie tvenkinio ir prigaudę po gerą bučių žuvų. Vieta šiose varžybose pasidalino taip. Augustas ir Vincentas užėmė trečiąją vietą, sugebėjo ištraukti 1 kg 900 gramų. Plojimai jiems! Antrąją vietą ištraukė iš tvenkinio 2 kg ir 200 gramų žuvų, užėmė Karolis. Ir pirmos vietos laimėtas su nuostabiu rezultatu 2 kg 700 gramų Adomas. Ir jūsų plojimai Adomai.
Ir žinoma mūsų rėmėjų Coca-Cola dovanos. Na ir kaip sakiau, dvyniai, 2 vienodi vaikinai. Jeigu būtų olimpinės varžybos, be jokios abejonės tam būtų prisireikę foto finišo. Čia, kadangi tiesiog draugiškos varžybos, galų gale jie broliai, tai manau, kad pirmą ir antrą vietas sugebės pasidalinti broliškai. Taigi, o tai broliškai dalinasi savo pergalę ir mūsų rėmėjų dovanos taip pat keliauja jiems. Išprotėjo, ar tai žemė patapo silpna, o nuo vėl paukščius išlydėjo ir apsvaigęs nuo savo darbų, susirinko lapus ir išėjo, vos palikęs kartu, lijo, laisvė ir išprotėjo. Ir naktį su tavim žadėjai, mylėsi mane visą širdim, bet leidai likimui jausmus to sudaužyt. Atleis, bandžiau aš juos išlaikyt. Dvi artimos sielos, skirtingi 2 keliai, tos 4 sienos įkalino seniai, bet jau ištrūkt turiu, kitaip nebegaliu. Man skauda, bet tave palieku. Norėčiau laiką aš atsukt atgal, mūsų meilę sugrąžinti bent trumpam, ir tavo kūną vėl pajau šalia, švelnumą bučinių, bet deja tau nuoširdžiai sakau atsiprašau, daugiau tavęs aš nieko neprašau, tik paskutinį kartą išklausyk, maldauju pasilik, pasilik. Norėčiau laiką aš atsukt atgal, mūsų meilę sugrąžinti bent trumpam, ir tavo kūną vėl pajau šalia, švelnumą bučinių, bet deja tau nuoširdžiai sakau atsiprašau, daugiau tavęs aš nieko neprašau, tik paskutinį kartą išklausyk, maldauju pasilik, pasilik. Ačiū jums labai! Fantastinis vakaras, fantastinė šventė, fantastinė publika. Ačiū jums labai! Ar tiesa, kad jūs šiandieną švenčiat? Tai gal aš įgarsinsiu. Švenčiam. Jūs šiandieną švenčiat gimtadienį. Taip. Skaičių aš neišduosiu, bet aš labai norėčiau, kadangi mes esam, aš kaip sakau, kaip viena šeima šį vakarą, ar ne? Ar mes galėtumėm padaryti štai tokį gražų dalyką? Aš užvesiu.
Sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo, sugimimo, sugimimo diena. Alio!